Sveiki draugai, šiandien turim dar vieną produktų apžvalgą ir šiandien ant stalo turiu net 3 Hikvision naujienas ir tai yra naujieji Hikvision prieigos taškai. Tai manau nieko nelaukiam ir pasižiūrim, ką įdomos gaunam šitose dėžutėse. Taip, prieigos taškai, dar kitaip žinomi kaip access points. Labai panašus dalykas į maršrutizatorių, tik gerokai paprastesnis ir dažnu atveju mažesnės kainos sprendimas. Trumpai tariant, prieigos taškas yra prietaisas skirtas prijungti įrenginius prie interneto ir tokių įrenginių jis prijungti gali tikrai daug. Optimalus rekomenduojamas kiekis yra maždaug apie 100 įrenginių. Maksimaliai galima pajungti net iki 256. Kaip matot, turiu net 3 įrenginius. Prietaisas tas pats, skiriasi tik jų greitis. Turime 1200, 1800 ir net 3000 megabitų per sekundę prieigos taškus. Kas patogu, kad viskas yra Hikvision ekosistemoje ir kad jų prijungimas, naudojimasis ir pati priežiūra jais ir bet kokie funkcijų pakeitimai gali būti daromi nuotoliu. Tai yra super patogu. Ir net ant dėžutės galinės dalies galima matyti, kad tipiniam scenarijui norint konfigūruoti tokį įrenginį reikia būti vietoje, bet su Hikvision įrenginiu viską galima daryti HikPartner Pro mobilioj programėlėje ir tiek konfigūravimą, tiek gedimų aptikimą ir jų išsprendimą galima daryti nuotoliu. Tai manau išpakuojam vieną access pointą, pasižiūrim, ką gaunam dėžutėje. Atidarius dėžutę gaunam patį prieigos tašką. Kaip matot, jis nėra didelis, montuojamas prie lubų arba prie sienos. Greitą starto gidą, instrukcijų, gaunam montavimo varžtelius, na ir žinoma, turim metalinę montavimo bazę. Tai viskas paprasta, primontuojam bazę ten, kur mums patogu ir tiesiai ant bazės uždedam prieigos tašką. Pats įrenginys priekiniai daly turi LED indikatorių, Hikvision logotipą, galinį daly turim PoE jungtį, reset mygtuką ir 12 V maitinimą. Visi šie įrenginiai veikia 2,4 ir 5 GHz dažniais. Na ir iš esmės šitie produktai yra skirti ofisams, kavinėms, parduotuvėms ar kokiems nors smulkiems verslams. Tai pagrindiniai Hikvision prieigos taškų pliusai yra greitas ir patogus diegimas, viskas yra plug and play, tiesiog prijungiam prie tinklo, nuskanuojam QR kodą, pridedam HPP programėliai ir viską galim lengvai valdyti ir prižiūrėti realiu laiku. Taip pat šie įrenginiai yra labai ekonomiški, jiems nėra jokių autentifikavimo licencijų mokesčių, visam laikui nemokama prieiga prie Hikvision Cloud programos, kas tikrai yra smagu, nes kai kurie kiti gamintojai už šias paslaugas ima mokestį. Tai Hikvisionas tai siūlo nemokamai ir visam laikui. Taip pat jie turi taip vadinamą išmanėją tinklo optimizaciją, kas reiškia, kad vienu mygtuko paspaudimu galima tinklą optimizuoti, pagerinant belaidžio ryšio veikimą bei jo apreiptį, prijungiant naujus access pointus ir taip plečiant visą sistemą, užtenka juos nuskanuoti, pridėti prie programėlės ir jie patys pradeda naudoti tuos pačius nustatymus ir veikti bendram tinkle. Tokiu būdu automatiškai sinchronizuojasi vartotojų vardai, slaptažodžiai ir žinoma belaidžio ryšio nustatymai, nereikia nieko patiems konfigūruoti. Na ir žinoma, mano minėtas pagrindinis aspektas tai yra patikimumas ir patogus valdymas. Kaip jau ir sakiau, debesimis cloud valdomas servisas, visa tai yra patogu stebėti ir valdyti iš bet kurios pasaulio vietos. Tai ypač patogu įmonėms, kurios galbūt turi vieną IT specialistą, bet turi kelis padalinius ir tokiu būdu darbuotojai nereikia keliauti tarp visų padalinių. Lengvai galima prisijungti prie kiekvieno padalinio ir valdyti nustatymus, keisti slaptažodžius, pridėti ar ištrinti vartotojus ir kitaip valdyti tinklo nustatymus. Taigi apibendrinant galiu pasakyti, kad labai smagu, kad Hikvision plečia tinklų įrangos sprendimus, kad turi pasiūlyti tikrai konkurencingų produktų rinkoje. Visi mūsų turimi Hikvision Access Point yra Wi-Fi 6 standarto, tai užtikrina puikų veikimą su visais kitais tinklo prietaisais ir kaip pavyzdys, jeigu turite Hikvision vaizdo stebėjimo sistemas, tai viską bus tik lengviau valdyti vienoj mobilioj programėlėje. Šie access pointai jau yra mūsų sandėlyje. Jeigu turit papildomų klausimų, galite susisiekti su jūsų aptarnaujančiu vadybininku ir net neabejoju, kad jis padės jums įsirinkti tinkamiausią sprendimą. Norėdami įsigyti šiuos ar kitus mano apžvelgtus Hikvision įrenginius, tą padaryti galite apsilankę BK grupėje. Jeigu ši trumpa apžvalga buvo bent kažkiek naudinga, nepamirškite uždėti pirštą į viršų, užsiprenumeruoti kanalą, įsijungti varpelį, tokiu būdu nepraleisti pačių naujausių produktų apžvalgų. Norėdami pamatyti šių prieigos taškų testus, pakomentuokit,
padarysiu tokį video, kaip jį prijungiam ir sukonfigūruojam. Šiam kartui manau tiek. Prieigos taškai jau laukia jūsų. Užsakyti gali tiek internetu, tiek mūsų fizinėse parduotuvėse Kaune, Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje. Šiam kartui tiek ir ate.